Didžiuma Lietuvos išeivijos atsirado už Lietuvos ribų ne laisvų apsisprendimų ar norų, bet priversti palikti Lietuvą, savo gimtąjį kraštą. Per tos ilgus metus mes nuoširdžiai dirbome emigracijoje, išeivyje, kad Lietuva atgautų laisvę ir nepriklausomybę. Vienintelis jos ryšys su Lietuva niekad nenutrūko ir jis ir dabar jie stengiasi jį išlaikyti, išsaugodami Lietuvos pilietybę. Todėl mano kreipimasis būtų: kviečiu visus aktyviai dalyvauti referendume ir išreikšti savo nuomonę pilietybės išlaikymo klausimu. Referendume dėl pilietybės išsaugojimo. Susitarkime, balsuokime, suapvalinkime Lietuvą. Gegužės 12 tavo balsas gali būti lemiamas. Sužinok daugiau referendumas 2024.lt.